Sveiki bičiuliai buškrafteriai. Šiandien vėl susitikome miške. Oras jau vasariškas, gražu, visur sausa. Tai tą progą parodysime daugybę būdų, kaip su ugnies keltuvu, tai yra su ferio cerio lazdele, užkurti daugybę visokiausių skirtingų prakurų. Tiesiog daug neaiškinsime, tiesiog rodysime, kaip pasiruošėme čia tokį poligoną. Ant šitos lentelės įvairiausius skirtingus daiktus užkursime. Pirmas, paprasta pušies ar eglės lazdelė. Sekantis dalykas tai yra meldo burbuolė. Tai yra toks rudas augalas augantis tokiose vietose. Angliškai tai vadinasi katės uodega. Visi turbūt žinom tokį rudą burbuolę. Ir jinai labai degi. Nu, žiežirbos užteko, kad plyksteltum. Aišku, oro nebegavo. Už tai reikėtų pakedent ir pažiūrėti dar kartą. Štai. Turime šansą tikrai užsikurti, ką norim. Žiūrėkit. Sekantis dalykas. Paprasta vata. Tai yra vatos padelis pusmetinis. Štai perplėšiam per pusę. Ir degam. Kaip matote, užsidegė ir puikiai dega. Dar vienas dalykas, labai degus dalykas, tai yra anglinė medvilnė. Štai turime gabaliuką anglinės medvilnės ir duodam žiežirbą. Kaip matote, iškart smilt pradėjo. Pakilnosiu. Oi, krito. Nu, bet jūs patys matot, kad puikiai smilsta iš belėt kokios žiežirbos. Sekantis dalykas visiems mums gerai žinomas. Beržo tošis. Tiesiog paskutame, kad atsirastų kur užkabint. Neskinkite beržo tošis nuo gyvų medžių. Pilna virtuolių yra. Štai matot, kiekvienas žiežirba viena ir pačiupa. Dar vienas dalykas yra puikiai žinomas. Plieno vilna, angliškai steel wool. Tai yra smulkus plieno siūleliai tokie, plaušeliai. Irgi va, kaip matot, žaižiruoja. Nuo vieno šito užsižaižiravo. Toliau seka štai paprastas lietuviškas produktas. Sterilios spiritinės servetėlės. 100 tokių servetėlių kainuoja kelis litus vaistinėse. Tai yra paprastos dezinfekuojančios va tokios mažos servetėlės. Tai matote,
kaip gražiai jos dega. Sekantis dalykas, tai yra sanitarinis. Toks irgi vaistinėse parduodamas dalykas, tai yra sanitarinis rankų skystis. Tiesiog pasipurštų ant rankų ir dezinfekuoti rankas. Ir pasiėmė kažkokį tai su kitą krakurą. Papurškėme juo ir bandome uždegti. Tai matote, veikia. Veikia kaip degusis skystis. Kitas dalykas yra servetėlės, skirtos dezinfekuoti rankas. Didelės servetėlės. Tuo pačiu dezinfekuosiu ir rankas. Purvinos rankos. Štai. Didelės servetėlės, veidų rankas, ką norim. Iš karto purvas nuo rankų. Dezinfekavome. Pradžiavinam rankos, kad rankos neužsidegtų. Ir bandome. Štai. Liepsna. Oi. Tokia didelė net. Kamera gali sudegti. Toliau seka arbatos pakelis. Paimkite arbatos pakelį. Praplėšiam ir bandom žyptelt. Štai. Puikiausiai plikstelėjo. Toliau turime moteriškų reikalą. Tai yra tamponas. Mes jį biškį pradraskome. Štai, šiek tiek pradraskėme ir bandom degti. Laiko daug neturim. Štai, čiut užteko, kad jisai užsidegtų. Puikiai degus dalykas. Kaip matote, dega tikrai rimtai ir ilgai. Dar vienas iš tokių dalykų, tai yra heksamino sausasis kūras, heksamino tabletė. Mes turėtumėm ją pasiskust. Pasiskutam į miltelius. Ir štai. Iš kažkelinto karto pavyko. Štai ir heksaminas užsidegė. Matot, drožlės puikiausiai dega. Dar liko keletą dalykų. Tai yra elementarus degusis gelis. Štai gelis. Galbūt mes nebandysime pačią gelį uždegti. Imsime gabaliuką nuo dangtelio. Kitką pasliksime kitam kartui. Ir bandome dabar tą uždegti. Štai, kaip matote, iš karto vieno žybtelėjimo užteko. Kadangi tai spiritinis dalykas, tai dega beveik nematomai. Dar vienas dalykas, tai yra tikroji pintis. Tai yra kerpė. Ir bandome ją uždegti. Štai. Matote, užsidegė. Ir puikiai dega.
Tai tikiuosi patiko mūsų prakurų bandymas. Tai tiek šiam kartui. Iki kito.